Kągi, nerime į trobą. Pažiūrime, kasgi čia yra. Aišku, nieko daug labai tikėtis negalima, bet jeigu jums įdomu, pasižiūrime. Čia mes dedame visokius įrankius, ten rasite ir kirvį, ir kastuvą, ir dalgį. Žodžiu, šiek tiek įrankių. Įžengėme į puošnias duris į svetainę. Pavasaris, šalta, niekas čia dar neįšilę. Štai prašau, atremtas į sieną čiužinys, kurį galima nuleisti ir pasikloti ar kokį miegmaišį, ar kažką tokio, ir puikiai nusnausti. Taigi praverėme dar vienas duris. Čia pavadinkime kaip ir ar darbo kambarys, ar galbūt būsimoji virtuvėlė. Štai šiek tiek įrankių, šiek tiek indų. Čia pasigabentas iš kitų namų, vadinkim, šnopštelis, o gal ir ūkė kažkas pravers. Buvo stalas, kurį galbūt kažkas norėtų sudėlioti. Kybartų sveikatos futbolo kamuolys, ne bet koks kamuolys. Studentiška lovelė, kur galima pasikloti čiužinį, bet jį patiems reikėtų suvežti. Galima restauruoti kėdę. Ir siauryti ir langus nuo voratinklių, jeigu yra ūpas. Štai toks kamarėlis čia. Knygų lentynėlė. Kopėme į antrą aukštą. Pažiūrėsime, kas ten. Reikia pasakyti, kad viršum ant aukšto gyvena kažkoks laukinis gyvūnas. Ar tai kiaunė, ar tai žebenkštis. Tai va, čia yra keli kambarėliai. Darbo kambarys galima pasakyti. Man atrodo, rašytojo arba poeto svajonė, atsisėsti prie šito staliuko ir kurti eiles apie gamtos grožį. Žiūrint, kas dedasi už lango ir žiūrint, kiek čia prigaudyta mūsų yra per sezoną. Viename į kitą kambarėlį. Pasižiūrime, kas ten. Štai čia galima pasidėti porą savo drabužėlių. Štai dar vienas kambariukas, kurį galima išsirengti. Galbūt vaikams padaryti mažą, nedidelį rojų. Vaikų žaidimų kambarį, tuo pačiu mėgamai štai ir šeštos radiatorius. Štai dar vaizdelis į Papiškių kaimą, į Papiškių keliuką, į kaimyno trobą. Taigi, kaminas kol kas neeksploatuojamas, reikės pasižiūrėti, patvarkyti ir galbūt sustaisyti, ar galbūt būtų galima jį rudenio dienom šaltesniam arba vasaros dienom šaltesniam ir pakrenti, bet visų pirma turim jį pastaisyti. Aha, ir turbūt girdite, kažkas viršui laksto, ar ne? Taigi, čia tas gyvūnas, kaip minėjau, kiaunė ar žebenkštis. Kartais švejama, paksnuojant taip į lubas, tada ištekia po kažkokį plyšį. Na, žodžiu, yra tam tikrų nuotykių su šitais gyvūnais. Taigi reikia šiandien superspėti, kad jų gali būti čia. Duodasi. Tai vat. Kol kas tokia trumpa ekskursija troboj.